ugdomos dvi programos – kosmetiko modulinė profesinio rengimo programa bei masažuotoja. Iš tikrųjų, tai yra mano trečioji mokymosi įstaiga ir vienareikšmiškai pati jaukiausia ir šilčiausia. Mano nuomonė, Sveikatos ir grožio akademija ypatingai skiriasi nuo kitų vien dėl to, kad čia mes gaunam daug daugiau negu mums priklauso pagal programą. Pažintis su Sveikatos ir grožio akademija vyksta jau ne vienerius metus. Esu ne tik profesijos mokytoja, tačiau esu ir baigusi šią akademiją ir įgijusi kosmetiko profesiją. Ateina į mūsų akademiją jau motyvuotos specialistės ir aš labai tuo džiaugiuosi, jos jau neklysta pasirenkant savo specialybę, jos jau žino, ko nori, jos jau turi patirties ir, kas yra svarbiausia, didelis noras tobulėti. Akademijoje yra renkamos nedidelės mokinių grupės, skaičius dažniausiai neviršė 15 žmonių. Kadangi grupės yra pakankamai mažos, mes galime skirti pakankamai laiko kiekvienam atskirai ir kartu. Bet labiausiai man kas patinka tai ir motyvuoja dirbti, tai būtent noras pasidalinti savo žiniomis ir tie žmonės, kurie su mielu noru tas žinias iš tavęs perima ir sugeria. Teorinės pamokas labai svarbu lankyti dėl to, kad mes gaunam neįkainojamų žinių, kuriuos mes ir vėliau išbandom praktikos metu. Dar vienas svarbus tikslas kosmetikui – išmanyti kosmetikos sudėtį, suprasti kosmetikos ingredientų sąrašą, kokie kosmetika ir kokie veiklieji komponentai tinka vienai ar kitai odos estetiniai būklei ir būtent odos būklės gerinimui. Tikrai mums yra labai didelė garbė, kad komanda žingeidi, pati dėstytojų, negaili informacijos. Rekomenduoju rinktis akademiją dėl profesionalių, puikių specialistų, kurie tikrai išmano savo darbą tiek teorinėme lygmenyje, tiek praktikoje. Praktikų metu išmokome pritaikyti procedūras pagal klientų odos būklę, spręsti jų odos būklės problemas. Ir šiai dienai statistika Sveikatos ir grožio akademijos rodo 100% įsidarbinimą Lietuvos rinkoje. Būsimoms studentėms patarčiau imti viską, ką čia duoda, lankyti paskaitas, nepraleisti nei vieno seminaro, kadangi jie sužadina dar didesnį žingeidumą ir visi praktiniai patarimai tikrai bus panaudojami jūsų darbe.